matome iš karto akrobatiką, tuomet, kada viskas yra atliekama važiuojant motociklu ir tiesiog lygiai tapo. Čia matome Wheelie. Wheelie yra važiavimas ant priekinio rato. Ir taip, atsiprašau, Stoppy, Wheelie ant galinio rato. Taip, apie patį sportininką, kaip ir minėjau, atvykęs iš Danijos 93 metais. Gyvas sportininkas valdo motociklą Honda CBR 600, turi kuo pasigirti, pasaulio čempionate užėmęs yra 4. vietą. Taigi, realiai, pagal garumą 4. pasaulyje, tai manau tikrai geras pasiekimas. Štai, jūsų aplodismentai, apie ką ir kalbėjau. Aš manau, kad šio žmogaus draudimo agentas, jeigu pamatytų, tikrai nenorėtų jo apdrausti, pamatęs, ką jisai čia išdarinėja. Likus pusę minutės, likus 30 sekundžių bus iškelta žalia vėliava ir jau po truputėlį turėtų dalyvis užbaiginėti savo. Ir taip kalbant apie pačių varžybų taisyklės, 3 minutės, apie kurias jau kalbėjau, freestyle programa. Bandymai vertinamas geresnis važiavimas. Žinoma, yra dalyvių reikalavimą būtinai dėvėti šalmą, nebūtų viskas teisingai. Opa! Na, čia jau tikrai paplojam ir padrasinom. Pirmas rimtesnis kritimas, tikėkime sportininkui viskas gerai. Apie ką ir kalbėjau, kad dėl to ir reikalingas yra ir šalmas, ir pirštinės, ir snuburo apsauga, kad sportininkai nenukentėtų. Na, pats vertinimas, triukų sudėtingumas yra vertinimas iki 30 taškų skaičius. Arenoje vertinama 30 taškų. Žinoma, bonus taškas už bendrą įspūdį iš kiekvieno teisėjo taip pat galimas. Lipimosi kalną. Jūsų plojimai. Bravo, nes lyg neįskirdėjau, kad net ir teisėjai ploja.